kad esu labai didelė patriotė, labai myliu Lietuvą, labai myliu mūsų šalį, labai myliu mūsų kalbą, mūsų kultūrą. Ir labai daug keliauju po pasaulį ir tiesiog, kai mane žmonės paklausia, iš kur aš esu, aš labai didžiuodamasi pasakau, kad aš esu lietuvė, aš gyvenu šiuo metu nepriklausomoje, atkurtoje Lietuvoje. Ir Lietuva visada yra mano širdyje, kad ir kur būčiau, ir labai vertinu kalbą, žmonės, gamtą, mūsų kultūrą. Mano gyvenime reiškia, kad galiu kalbėti lietuviškai, ant savo namų galiu pakabinti Lietuvos vėliavą, o ne Sovietų valstybės. Trumpintos pamokos mokyklai dažnai būna. Valstybė tai atkūrė viskas lietuviškai, galime naudotis lietuviškais pinigais, galime rinkti savo valdžią, nebėra kažkam, kad turėtume tarnauti. Gali kalbėti lietuviškai nebijodamas, kad kas nors tave nubaus, kad reiškia tą lietuvybę, savo patriotizmą platinį. Lietuviškai galim kalbėti ir mokyklai, mokytis lietuvių kalbos, galim skaityti, kaip anksčiau negalėjom, rašyti. Nereikia knygų nešioti. Dabar galim biblioteką lietuviškas knygas įsigyti. Man tai labai asociuojasi su renginiais. Pati esu labai užklasinėje veikloje, labai dažnai ir dabar aš tai galiu daryti. Aš nežinau, ar aš tai galėčiau daryti tada, jeigu nebūtų priklausoma Lietuva. Man ši diena reiškia širdyje vienovę, taip pat ir tautoje. Man iš tikrųjų vasario 16 yra labai svarbi diena ir manau, kad kiekvienam lietuviui jinai turėtų būti be galo svarbi. Todėl, kad iš tikrųjų Lietuva patyrė visko, mūsų tauta labai daug iškentėjo, labai daug patyrė ir priespaudų, bet vis tiek mūsų tauta sugebėjo išlikti ir sugebėjo tapti nepriklausoma valstybė. Ir 1918 metais, kai signatarai pasirašė dokumentą liudijantį, kad Lietuva tampa nepriklausoma valstybė, tai iš tikrųjų rodo, kad mūsų tauta yra labai drąsi ir aš labai didžiuojuosi, kad čia gyvenu. Aš manau, tai suteikia mūsų tautai pasitikėjimą savim, nes mes žinom, kad mes galim padaryti tai ir nebijoti jokios priespaudos. Ir vasario 16 man reiškia nepriklausomybė, kai gali švęsti šventes, gali dalyvauti visokiuose renginiuose ir aktyviai leisti laiką nepriklausomai ir džiaugiantis nepriklausomybę, kai žinai, jo kiti tau negali uždrausti to. Labai džiaugiuosi, kad gimiau laisvoje Lietuvoje, nes ir mano vaikai gimsta laisvoje Lietuvoje. Tai tikriausiai skatina susimastyti apie savo reikšmę, kaip tautos dalis esu ir ką aš darau dėl bendro labo, dėl bendros gerovės. Tai tikriausiai tai reikšmė yra kažkokių asmeninių klausimų kėlimas ir skatinimas save veikti dėl bendros gerovės. Man vasario 16 yra, kad galiu daryti, ką noriu, galiu dainuoti, galiu būti laisvas, niekas mane uždraus. Mes irgi galim visur dabar koncertuoti, niekur mums nėra ribų, nes dabar laisva Lietuva. Dabar Lietuva laisva. Operatyvus. One love. Na, šita šventė iš tikrųjų reiškia žymiai daugiau negu mes ją minime, kaip mes ją švenčiame, tai vis dėlto yra mūsų toks nepriklausomas dalykas. Mums nereikia tiesiog per prievartą eiti į kariuomenę, mes turim savo tautą. Net sunku apsakyti žodžiais, kaip tai yra svarbu visai Lietuvai, visiems mums, visiems mūsų tautiečiams. Tiesiog tai yra ta šventė, kurią mes turėtume minėti gerokai stipriau, turėtume mes ją švęsti, nes tai yra mūsų vis dėlto nepriklausomybė. Tai laisvas kelias, galima keliauti, galima leisti savo žymiai daugiau negu tada, kai mes to neturėjome.